Labas vakaras, su jumis televizijos laida Kultūros aidai. Šįsyk jūsų laukia susitikimas su dailininkė, keramikė, mokytoja Ilona Kalibatienė. Užsuksime į dzūkiško suvenyro parodą. Sužinosime, kas mažųjų žiūrovų laukia naujajame Lėlių teatro Aitvaras sezone ir dar daug kitų kultūros naujienų. Likite drauge su mumis. Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje atidaryta Europos fotožurnalistų paroda, skirta geležinės uždangos žlugimo 20-osioms metinėms. Ši unikali paroda atkeliavo iš Briuselio ir Alytuje paviešės tik keletą dienų. Švęsdami geležinės uždangos žlugimo 20-asias metinės, Europos informacijos centrai Europe Direct pristato Europos fotožurnalistų parodą 1989–2009 Europa suvienita ir laisva. Rugsėjo mėnesį Alytaus, Kauno ir Marijampolės Europos informacijos centrai kviečia susipažinti su darbais įamžinusiais pirmuosius Europos vienijimosi žingsnius. Geležinės uždangos žlugimas ir Berlyno sienos griuvimas yra labai glaudžiai susijęs su 5 metų Lietuvos narystė Europos Sąjungoje ir be abejo su Europos kūrybiškumo ir naujovių metais. Mes turėjome labai daug gražių renginių ir ši unikali paroda tiesiog apvainikuoja mūsų šių metų didžiuosius renginius. Ir ši paroda ne tik Alytuje bus, beje, kiek laiko bus Alytuje ir kur ji dar keliaus ir kokie dar miestai Lietuvos galės išvystyti šią parodą. Šią parodą alytiškiai galės pasidžiaugti nuo 7 iki 11 dienos. Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ši paroda viešės keletą dienų, po to keliaus į Dzūkijos vidurinę mokyklą ir dar vėliau keliaus į Adolfo Ramanausko Vanago vidurinę mokyklą. Po to paroda apsilankys Kaune ir Marijampolėje ir iš ten keliaus tiesiai į Berlyną. Dzūkijos vidurinės mokyklos istorijos mokytojas Eugenijus Guntulionis į šią parodą atvykęs drauge su savo mokiniais 12-okais, stebėjusi jos profesionaliu atlikimu tiek meniniu, tiek istoriniu atžvilgiu. Padarė didelį įspūdį tą fotografiją, kur yra Stalino sudaužyta skulptūra ir greta jo batas galvos dydžio vežime, jinai daro įspūdį kaip meninė paroda. Ir istoriškai, kad tai yra nespalvota, o juodai balta paroda ir tokias fragmentus duoda pačius tokias įsimintiniausias iš to laikotarpio ir asmenybės parodo, pavyzdžiui, kaip Lechas Valensa. Manyčiau, kad šitą parodą galėtų aplankyti ne tik istorijos mokytojai ir paprasti piliečiai, bet būtų jinai, man atrodo, naudinga ir fotomenininkams, nes pirmoje eilėje, tai man atrodo, jinai yra labai meniškos, ne tik istorinės tos nuotraukos. Tai ir labai džiugu, kad taip ES mus pagerbė ir kad nepamiršta, kad ir mes esame jau ES nariai. Juodai baltos nuotraukos nuneša į Budapešto ir Prahos gatves, į Solidarnost akcijas Lenkijoje ir į pirmuosius pasipriešinimus Baltijos šalyse. Fotodarbuose įamžinti kertiniai istorijos žingsniai tuo metu nulėmė Europos valstybių pokyčius siekiant demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms, taikos ir stabilumo. Pasak istorijos mokytojos Ramunės Volkovienės, ši ekspozicija puiki vaizdinė priemonė istorijos pamokai. Siena tai apskritai yra toks, galima sakyti, socializmo sistemos anachronizmas, kada buvo padalinta ne tik valstybė, bet ir pats miestas, net kai kurie namai padalinti ir ištisos gatvės padalintos šeimos buvo tiesiog pastatyta ta siena buvo, galima sakyti, per 2 savaitės, kai kuriuose tokiuose satyriniuose žurnaluose net hiperbolizavo, kad jinai buvo pastatyta stačiai per naktį, Tarybų Sąjungos kareiviai pastatė. Tai buvo šokas Berlyno gyventojams ir apskritai visai, ko gero, Europai. O ir šitos sienos žlugimas, aišku, tai yra simbolis socializmo žlugimo, socialistinio lagerio žlugimo simbolis. Ir šita paroda galėtų būti puikiai vaizdinė priemonė mokytams istorijos vesti pamokas. Taip, kad aš labai džiaugiuosi, kad jinai atkeliaus ir pas mus mokyklą.
Artimiausią šeštadienį, rugsėjo 12 dieną, 12 valandą, naują sezoną spektakliu pagal anglų liaudies pasaką Trys paršeliai pradeda Lėlių teatras Aitvaras. Tuk, tuk, tuk. Oi, kas ten? Šačia vilkas. Paršeliai, atidarykite, aš jūsų mamytė. Nuo šio savaitgalio į 7 šiuo metu rodomus repertuarinius spektaklius Lėlių teatras Aitvaras mažuosius žiūrovus ir jų tėvelius kvies kiekvieną šeštadienį. Pasak Lėlių teatro vadovės Loretos Skruibienės, Aitvaro kolektyvas 14 sezoną pradeda nusiteikęs itin kūrybingai. Tai aš tavo draugas. Koks jisai draugas, jisai... Klausyk, nefnepai. Ką? Nagi, brolau, išeik į lauką. Šį kartą į festivalį suvažiuoja tikrai visi Lietuvos lėlių teatrai. Tai čia galbūt tokia didžiausia staigmena, nes paprastai 3-4 dalyvauja, nors nėra tiek daug Lietuvoje tų lėlių teatrų, bet šį kartą surinkti daugmaž iš visų regionų. Ir žinoma, mūsų draugai iš užsienio, tai Estijos lėlių teatras, tai iš Rusijos, iš Maskvos atvažiuoja lėlių teatras Trilyka, taip pat atveža labai įdomias, sakyčiau, krizinės raudas su lėlėmis. Ir žinoma, Klaipėdos lėlių teatras atveža suaugusiems spektaklį. Labai kviečiu atvykti, nes iš tikrųjų labai įdomus. Ir tiesiog sekite programą, nes jos greitai pasirodys, o pirmiausia, tai žinoma, kviečiu į sezono atidarymą, tai rugsėjo 12 dieną, 12 valandą. Ir žinoma, viskas tas pats išlieka, skambinkite mums 25737, klauskite, mes atsakysim, mes turime ir edukacinės programas, ir mokiname lėlytes gaminti. Tiesiog domėkitės, ateikit pas mus, mes iš tikrųjų turim labai daug jums plačią programą paruošę. Sezoną Aitvaras pradeda spektakliu Trys paršeliai, kurio premjera buvo parodyta balandžio mėnesį. Tai klasikinė pasaka mažiesiems ir šiuolaikiška tragikomiška istorija jų tėvams. Nuo šiol kiekvieną šeštadienį nuo 12 valandos Lėlių kambaryje mažųjų žiūrovų lauks Lėlių teatro Aitvaras spektakliai. Jūsų trobelę. Na, bandyk. O dabar pats metas užsukti į svečius. Šį kartą kviečiame praverti mokytojos, dailininkės, keramikės Ilonos Kalibatienės namų duris. Ir drauge pasinerti į vieną žavingiausių dalykų – kūrybos versmę. Mūsų laidos kūrybinė grupė svetingai pasitiko ne tik šio meniškai jaukaus buto šeimininkė Ilona, bet ir 2 jos augintiniai. Iš pirmo žvilgsnio lyg ir nelabai derantis prie jautrios sielos menininkės ir jos subtilių pastelių. Nu taip, čia aišku, mano vaikų žaislai, kaip sakau, vaikai užaugo, žaislai liko namuose. Tai aišku, irgi buvo visokių svarstymų, visokių galvojimų, tai nėra patogu, tai yra sudėtinga, prižiūrėti, vedžioti, rūpintis, daug jėgų atima. Ir tiesą sakant, galvojau labai rimtai, tariausi su dukrom, kas būtų, jeigu rastume kitus šeimininkus. Ir paskui kažkaip supratau, kad iš tikrųjų tai jau nebejau, tai yra šeimos dalis. Aišku, gal ne visi supranta, gal kiti pakeiksnoja, bet ir tai yra labai svarbi dalis mūsų gyvenime, nes tai pirmiausia atpalaiduoja po visų sunkių darbų su vaikais, atpalaiduoja nuo visų rūpesčių, nes nenori ryte vakare, turi išeiti į parką, pasivaikščioti, o tenai pamatai daug gražių įdomių dalykų ir tai šiaip tai yra svarbios personos mūsų namuose. Ilona Kalibatienė. Kas ji? Mokytoja, dailininkė ar keramikos meistrė? O galbūt viskas telpa vienoje pynėje? Čia pagal metų laikus tikriausiai. Mokslo metais mokytoja, vasaros metu gyvenu dėl savęs tikriausiai. Tai kai to laiko yra, tai atsiranda laiko ir tokiem kažkokiem tai pasipiešinėjimam, patapimam, pavažinėjimam, žodžiu. Ir, kaip sakyti, vis vien, tas gyvenimas jisai susipina ir tarsi pasidaro viskas viename.
Nes tai paprasčiausiai gyvenimo būdas. Nes irgi, kad ir mokslo metais, tai nėra, kad, žodžiu, yra darbas, po darbo užrakini duris ir pareini namo ir tai jau darbas baigėsi. Tas pats darbas tęsiasi, aišku, ir vakare galvoja apie tai, ir ryte, ir paskui ir savo darbais užsiimi ir būna, kad ir dirbant su vaikais galvoja kažkokius tai tiesiog čia tokia kaipynė, sakyčiau, sunku net ir kažkaip tai atskirti būtų. Jau keletą dešimtmečių jaunimo centre dailės ir keramikos studijai vadovaujanti menininkė užsiėmimų metu kiekvienam leidžia patirti kūrybos malonumą, atsipalaiduoti ir be suvaržymų ieškoti savojo aš reiškimo būdų. Tai buvo keramikos būrelis, kada turėjau laikinai metus patirbėti, bet paskui jau likau visam 20-mečiui jau. O iš tikrųjų tai vaikų buvo labai daug, visokio amžiaus, aišku, ir vyresnių, ir yra labai smagu, kad jau tie vaikai ateina, pavyzdžiui, 7 klasėje ir išlanko iki 12, baigia 12 ir dar kažkur tai įstoja ir paskui prisimena ir ateina. Tai iš tikrųjų, kaip čia toks kaip pasitikrinimas, ar dar gali dirbti ar ne. Šis abipusis jisai yra, iš tikrųjų yra, nes ir, aišku, vaikai išsemia daug, bet jie ir daug duoda. Jie iš tikrųjų ir tų idėjų, ir bendravimo, ir būna jau, kada prasideda atostogos, ar mokslo metai savaitgalis, ir jau sekmadienį kažko trūksta, kažko reikia, jau matyti, gal jau čia įprotis, aš nežinau, tokio, bet pasilgsto aš jų kaip savų, ir aišku, čia tas emocijas galima padėti į šoną, bet jos vis tiek lieka. Aišku, po kurio laiko, kiek aš čia pradirbau tų metų, atsirado idėja suaugusius mokyti. Pradžiai buvo labai sunku ir baisu labai, nes iš tikrųjų, kai suaugęs, subrendęs žmogus ateina, tai jisai vis tiek atrodo daug reikalaus, kažkas tai bus taip, bet iš tikrųjų galiu pasakyti, kad suaugę kur kas baimėm apaugę daugiau negu vaikai. Bet iš tikrųjų smagu ir su suaugusiais dirbti, tiek su vaikais. Pačiai mokytojai tapyba esą atverianti platesnę kūrybos versmę nei keramika. Kai lipdau, tai jaučiuosi tokių vabaliukų, šliaužiojančių žemė, tai yra vis tiek gal tas molis, gal pati medžiaga įpareigoja, bet tai, o jau tapyba yra spalva, yra tas toks lengvumas, aišku, pati ta technika, jinai yra tokia be galo lengva, minkšta, tai tas jau tada toks jausmas ateina kaip skrajojimas drugeliu, sakyčiau taip. Neveltui dailininkė paminėjo drugelį. Jos tapybos darbuose vienos už kitą spalvingesnės ir gražesnės gėlių puokštės. Iš gamtos, iš aplinkos, pagrinde tai yra gėlės. Gėlės jos, jos iš tikrųjų, kodėl gėlės? Jos be galo įdomios spalvos, įdomios formos, jų begalė. Aišku, gal kažkiek yra pabodęs dalykas, iš kitos pusės žiūrint, tai pakankamai neutralus, bet vėlgi galvojant apie tai, kad žmogaus gyvenimas yra tiek susijęs su gėlėmis, gimimas, mirimas, santuokos, visos šventės, mes niekada neapsieinam be gėlių. Dailininkės darbai atlikti pastelės technika. Pastelė jinai yra sena medžiaga, senai žinoma jau ne 100 metų, jinai aišku buvo pradžioje naudojama daugiau eskiziniams darbams, dailininkai ją kūrė, bet iš tikrųjų dabar irgi yra nemažai dirbančių ir jinai yra labai artima akvareliai. Galutinis rezultatas tai yra labai, dažnai nesupainioja, ar tai akvarelė, ar tai yra pastelė. Ir aišku, pastelę sudaro pigmentas ir rišamoji medžiaga, tai daug dažo ir tik tiek, kad jinai yra sausa. Aišku, yra tokių visokių momentų, galima skiesti vandeniu, bet čia yra, žodžiu, sausa pastelė. Nes iš tikrųjų rankas reikia plauti labai dažnai. Nes jeigu šita technika, būtent pastelė, jinai tokia atrodo skaidri ir švari, tai ją be galo lengva sumurzinti. Ir tiesiog rezultatas jisai gali būti labai greitai pagadintas. Kada studijavau Šiaulių menų fakultete, turėjau tikrai be galo gerą mokytoją. Ir jisai parodė tą techniką ir ją kažkaip tai paskui teko gilintis labiau.
nes ir diplominį darbą dariau šią techniką, ir rinkau medžiagą, ir visus būdus tapymo teko sužinoti ir išbandyti, ir kažkaip jinai prigijo. Pastelės technika itin subtili. Reikia ypatingo kruopštumo, norint darbą atlikti nepriekaištingai. Didžiausio įkvėpimo savo kūrybai dailininkė semiasi iš gamtos, nors pats užmanymas esą dažniausiai skiriasi nuo galutinio rezultato. Būna visaip. Šiaip iš tikrųjų tie užmanymai ateina bevaikštant. Vat kažkur tai eini, kvėpuoji, matai kažkokiam tai parke, kažkokioj tai pievai, kažkokią augalą pamatai. Aišku, paskui reikia tą mintį koncentruoti kažkaip, tada jau aišku, ieškai kažkokio kompozicinio sprendimo. Ir šiaip tai stengiuosi viską, gal net nesistengiu, savaime ateina viskas, nežiūrint į kažkokį realų vaizdą, į natūrą, bet visą laiką namuose yra kažkokia tai gėlė, kuri taip lyg tai norisi kartais pasižiūrėti lapelį, ar ten kotelį, ar kažkokį tai pumpurėlį, kaip tai atrodo, pati konstrukcija. Bet pirmiausia, bevaikštant, paskui atsiranda kažkoks tai tvarinys ir galiausiai rezultatas dažniausiai išeina visiškai kitoks. Nors Ilonos Kalibatienės kūrybinis kelias tęsiasi jau ne vieną dešimtmetį, bet parodose su savo kūrybos darbais aktyviau ji pradėjo dalyvauti vos prieš keletą metų. Aišku, kasmet mokytojų darbų parodos miesto ir jaunimo centro, bet jau į tokius tarptautinius projektus. Tai buvo darbai dabar kaip tik išvežti į Cėsio miestą, paroda atsidarys rugsėjo pradžioj, Panemunės pily, Marijampolėj, Alytaus dailininkų parodose, bet tai vis tokios kaip jungtinės parodos. Prieš keletą metų dariau savo autorinę darbų parodą ir vis dabar taip vis jau reikia, jau vis norisi, jau kaupėsi tų darbų, bet jie kažkaip iškeliauja į kitų namus, kažkur tai vis išsidalina ir vis jau pritrūksta. Tai toks darbas. O kas link pasivažinėjimo, aišku, ir tokių kūrybinių kelionių, tai irgi šiais metais, jau šią vasarą, galbūt to laiko daugiau atsirado dėl to. Nes iš tikrųjų tie metai buvo anksčiau daugiau darbui skirti, vaikams, saviems, svetimiem ir dabar tiesiog atėjo laikas gyventi dėl savęs. Šį kartą atidžiau pažvelgėme į Ilonos Kalibatienės tapybą. Kaip sakė pati dailininkė, su keramikos darbais ji ketina nustebinti dar šiais mokslo metais. Taigi belieka laukti naujų menininkės kūrybinių užmojų. Prieš vykstant į svečius kitose Lietuvos regionuose ar juolab į kitas šalis, dažnai tenka ieškoti dzūkiškų suvenyrų. Kokių jų turime ir kokius galbūt norėtume matyti? Atsakymas kitame reportaže. Šioji paroda – baigiamoji renginio Dzūkiškas suvenyras, seminaras, kūryba, paroda, dalis. Teigia idėjos autorė Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriaus pirmininkė Audronė Lampickienė. Ankstyvą pavasarį Alytaus dailiųjų amatų mokykloje vykusiame seminare 5 lektoriai ir per 40 klausytojų iš visos Dzūkijos ieškojo atsakymų į klausimus, kas turėtų gaminti suvenyrus, ką jie atspindi, kokia suvenyrų paklausa Alytuje, koks turėtų būti suvenyrų įpakavimas ir taip toliau. Tiesiog pasiklausėme žinovų ir apie dzūkišką buitį, ir apie suvenyro įpakavimą, koks turėtų būti, ir ką jis turėtų atspindėti. Ir tiesiog dalijomės ir patirtimi, ir žiniomis, kažkokiais ieškojimais, kas tai turėtų būti dzūkiškas suvenyras, kad jis būtų patrauklus ir tam, kuris nori jį įsigyti, ir gražus, ir atspindintis būtent mūsų kraštą, ar tai miestą, ar tai miestelį. Tiesiog tokie ieškojimai vyko ir dabar vyksta paroda.
skrydžio galerijoje eksponuojamoje dzūkiško suvenyro parodoje pačių įvairiausių žanrų kūriniai. Autorių beveik 60. Tai tikrai yra labai daug, mes nesitikėjome tokio gausaus dalyvių būrio. Ir yra, kaip pasakyčiau, o pagal jų patį atlikimą, pagal tai, kaip jie atrodo, yra pačių įvairiausių. Yra ir labai taikliai atspindinčių, būtent, kad yra dzūkiškas suvenyras. O yra tokių, galbūt, kurie atrodo, kad jis labai tinkamas ir išpildantis šitą temą, bet kai kurių specialistų nuomonė taip nėra. Tiesiog yra visokių. Nes iš tokio gausaus būrio tikrai galima rasti ir labai atitinkančių, ir netaip atitinkančių, ir tiesiog labai įvairi paroda. Dzūkiškų suvenyrų įvairovė labai didelė, pradedant iš molio lipdytais grybais, austomis juostomis ir baigiant dailiąją juvelyrika. Aišku, grybai, tai čia daugiau Varėnos krašto toks simbolis, taip pat atvirukai, austos juostos. Ir pintinės, ir dailioji juvelyrika kalvystė, nedideli dirbinėliai. Sulaukėme daug mokinių dalyvių. Ir dailiųjų amatų mokyklos mokinių nemažas būrelis dalyvauja ir taip pat Daugų, Mirono vidurinės mokyklos pinėjų. Tai labai džiugu, kad jaunoji karta vis dėlto dar yra tokių, kurie domisi, kuriems svarbu ir kurie kuria, daro ir dalyvauja parodose. Dzūkiško suvenyro projektą finansavo Alytaus miesto savivaldybė. Parodos uždarimui, kuris vyks rugsėjo 18 dieną 16 val. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyrius ketina išleisti katalogą. Vyksta katalogo rengimo darbai, fotografavimas ir tai nebus didelis leidinukas, bet tai vis tiek bus kažkas, kas primins su nuotraukom, kas primins šitą renginį. Dzūkiško suvenyro paroda galerijoje Skrydis veiks dar visą savaitę. Nepraleiskite progos pasigrožėti originaliais kūrėjų darbais. Praėjusį sekmadienį kino teatre Dainava Ames kalbų mokykla Alytuje pradėjo naująjį mokslo metų sezoną. Tradicija tapusi American English School bendruomenės mokslo metų pradžios šventė kiekvieną pirmąjį rugsėjo sekmadienį Dainavos kino teatre tampa gražia švente visai šeimai. Jau 17 rugsėjį pasitikusi Ames kalbų mokykla turi nemažą skaičių pastovių lankytojų, čia sugrįžtančių kasmet. Manau, kad kalba tokiu dabar metu, kada mes esame Europos Sąjungoje, jinai tikrai labai reikalinga užsienio kalba. Tuo labiau ir ieškant darbo ir dirbant bet kokiam darbe jinai pravers, manau. Kelintus metus jau eini į American English School mokyklą Alytuje? Dabar bus 6 metai. Jau net 6 metus. Na ir jeigu tiek metų jau čia eini, matyti, čia tau patinka ir tinka, tai sakyk visgi kodėl? Šiaip nuo pat mažens iš tikrųjų mane ta anglų kalba domino. Aš ir tikrai dabar dėkingas su tėvam, kad jie užregistravo mane, tikrai nesigailiu, kad einu. Ir kuo toliau, tuo labiau man vis patinka. O kaip tėveliai patys, ar moka kokią užsienio kalbą ir galbūt ketina studijuoti, o gal ir studijuoja, kad ir toje pačioje American English School mokykloje? Gal savo laiku neišmokom taip gerai anglų kalbos, tai nutarėm leist sūnų, nes mokam kitą kalbą, kuris nelabai supranta mūsų. Jis pyksta mūsų, kad mes mokam rusų kalbą, o jis kai pradeda mūsų kalbėti angliškai, mes nespėjam versti, nes tikrai neblogai išmoko per tuos metus ir tikrai didžiuojamės tuo. Ir pasiekimai neblogai, sakyčiau. Tomo tėveliai džiaugiasi, kad bent vienas šeimos narys laisvai kalba angliškai ir dar mielai pamoko kitus. Kas liečia klaidų taisymo, tai tikrai nesigailim. Jei ką neteisingai pasakom, iš karto pataiso ir netgi su jom galima sakyti šiek tiek tobulėjim. O kokia jūsų nuomonė apie pačią kalbų mokyklą, į kurią leidžiate savo sūnų? Tarkim, aš vienu metu labai norėjau italų kalbą išmokti, bet supratau, kad ne taip lengva kaip dainas klausytis. Ir, pabijojau, galima sakyti. Gal tas amžius stabdo jau truputį, gal jau sakau, taip į mokslus nelabai. Bet šiaip gerai, kad Alytuje atsirado tikrai savo laiku, galima sakyti. Ir
Ir nesigalim, kad leidom prieš kelis metus lankyti tos mokslus. Kelintus metus tu čia jau ateini į American English School mokyklą? Mokus čia jau 2 metus ir gana gera mokykla. Ir jeigu atėjai ir šiemet, tai vadinasi, tau čia patinka. Kodėl patinka? Kas čia tau patinka? Čia gerai visko išmoksti, geras mokomumo lygis. O vidurinės mokyklos žinių nepakanka, norisi daugiau išmokti? Tai žinoma, anglų kalba yra labai svarbi. Susirinkusiosius pasveikino AMES Alytaus filialo direktorė Irena Mazaliauskaitė, užtikrindama, kad ir šiais mokslo metais įstaigoje dirbantys dėstytojai su savo moksleiviais mielai dalysis sukauptomis žiniomis ir patirtimi. Šiais mokslo metais AMES Alytaus filiale žadama dar plačiau taikyti naujausias technologijas, pavyzdžiui, interaktyvią lentą, leidžiančią dirbti su specialiomis programomis, atlikti internetinės užduotis ir panašiai. Moksleiviams sudaroma galimybė mokytis iš pačių naujausių vadovėlių, kuriuos jie įsigyja mokykloje mokslo metų pradžioje. Susirinkusieji į AMES mokslo metų pradžios šventę ne tik sužinojo, kokios naujovės jų laukia, bet ir galėjo pamatyti istorinę dramą apie 18 amžiaus Angliją, hercogienę anglų kalba. I trust your grace still finds Georgiana an attractive girl. Of course, Lady Spencer. Tai ir viskas, ką norėjome šį vakarą jums parodyti. Gražaus artėjančio savaitgalio. Dažniau šypsokimės ir tuomet gyvenimas šypsosis jums. Iki pasimatymo kitose kultūros laidose. Sudie.